Labas, mieloji. Labas, brangioji. Tiesiog pradedam lengvai, paprastai, eterėje podcastų ciklas Nepatogi tiesa. Esame su Jurgita, grožio ambasadorės. Grožio srityje dirbame daugiau kaip 10 metų. Ir niekas kitas geriau nežinome. Žinome, tai yra, kaip jaučiasi pats specialistas, kaip jaučiasi ir su kokiomis problemomis susiduria klientai. Ir kodėl mums gimė ši idėja, ši mintis - kalbėti viską atvirai, tiesiai, šviesiai, paprastai ir, svarbiausia, su tikromis istorijomis mūsų praktikoje, mūsų darbe, su tikrais prieštaravimais ir kaip dažnai padarom tuos neteisingus sprendimus ir kaip dažnai klystame savo grožyje, vietoj to, kad priimtume paprastą lengvą sprendimą ir paklausytume savo specialisto, savo konsultanto. Iš tikrųjų, Jurgita, turbūt neduosiu meluoti ir tu sutiksi su tuo, jog mums nusibodo jau matyti tas pačias problemas, tuos pačius forumus, užduodamus klausimus, netinkamą žinojimą ir iš tikrųjų aptarinėjimą ir patarimus, kuomet jie nėra tikslingi, kuomet jie nepadeda. Grožio industrijoje tikrai nėra lengva. Nėra lengva tam, kuris dirba. Ir jeigu jis dirba iš širdies, su misija ir norėdamas padėti, jis puikiai žino, kiek daug reikia įdėti darbo ir pastangų, jog tas rezultatas būtų sukuriamas. Nes tai yra tavo kaip specialisto darbo dalis. Ir kaip mes vakar su Jurgita su tavim diskutavome, kad 80% tai yra pačio kliento darbo dalis, 20-30%, vadinkim kaip norim, kaip paskirstysime tos koeficientus, tai yra konsultanto dalis, specialisto, kuris patars ir padės. Visi mes norim pardavimų. Dirbantys grožio srityje mes norim pardavimų, mes norim būti sėkmingi, mes norim, bet mes neinvestuojam į save. Bet mes nesusitelkiam į tą grožio specifiką, mes nesigilinam giliau ir mes negalim būti naudingi savo klientams, bet kokiu atveju. Ir štai šioje vietoje mes susiduriame, kaip dažnai daug klientų, kurie ateina pas mus, kurie ketina ir nori ateiti, jie yra labai stipriai pažeisti, vadinkim taip, ne klientės, nes negavo konsultacijos, jos nebuvo išklausytos arba jom užsisakė produktus ir konsultantas paliko visiškai, net nekonsultavo, aš kaip esu girdėjęs, sakau, dingo. Arba atsiuntė nuorodą ir sako, nusipirk, susidėk produktus. Ir tokių istorijų daugybė. Ir kodėl mes norim kalbėti apie tai? Todėl, kad mes mylim savo brandą. Todėl, kad mes matom, koks tas brandas yra stiprus savo veikime, savo gale. Mes matom daugybę žmonių transformacijų, savo klientų transformacijų. Šį brandą naudoja pasaulio žvaigždės, pasaulio žvaigždžių stilistai. Ir jis yra veiksmingas, be abejo, jis nebūtų sėkmingas, jeigu jis nebūtų veiksmingas. Ir aš noriu šiek tiek pasidalinti, Jurgita, ir pakalbinsiu tave apie istoriją. Kadangi mes esam grožio ambasadorės, Monat grožio ambasadorės ir mes turim galingą įrankį kiekvienai kirpėjai, kiekvienai moteriai, kiekvienam vyrui, pas mus yra spręsti problemas. Kas yra Monat? Tai galvos odos priežiūros ekspertas, plaukų ekspertas. Pirmiausia, jis buvo sukurtas šis brandas prieš 10 metų. Prieš 10, jau beveik 11, 12 metų jau. Ir kodėl jis buvo sukurtas? Jis buvo sukurtas padėti žmonėms sergantiems onkologiją. Kad padėti sustiprinti, atstatyti jų pačiai plauko folikulą, vadinamą svogūnėlį, padėti turėti kuo geriausius rezultatus, sveiką plauką, greitai augantį plauką ir pamiršti tą diskomfortą, tas problemas, kurias žmogus turi. Ir dabar mes susiduriam su daugybė problemų, kiekvienas nuo streso, nuo savo gyvenimo stiliaus ir būdo
daugybė turi štai šių tokių problemų. Ir šis brandas būtent yra turintis misiją padėti žmonėms išspręsti savo turimas problemas ir keisti žmonių gyvenimus. Nes nuo grožio iš tikrųjų plaukai yra pas kiekvieną karūną, tiek vyrai, iš tikrųjų labai vyrai stresuoja. Todėl viskas, kas yra mūsų grožio industrijoje, mes norim apie tai kalbėti. Ir mes kaifuojam, mes mylim be galo produktą. Jurgita, noriu dabar pakalbinti tave, būk gera, pasidalink. Kodėl mes kalbam apie tai? Kodėl mūsų podcasto ciklas būtent bus apie klientus, problemas ir tai, kas vyksta grožyje. Ir dar šis beitas. Dar kartelį labas. Norėjau pasakyti, Jurgita, tu labai gražiai atrodai šiandien, visą švytinti. Taip, pasikartosiu labai trumpai, paantrinsiu Jurgitai, kad jau šią temą kalbėti ruošiamės gana ilgai, nes nusibodo slėptis po kažkokiom kaukiam, nusibodo viską vynioti gražų popierėlį, tiesiog norisi būti atvirom, nes norisi ir parodyti tą kitą medalio pusę. Ne tai, kad mes tik gražiai pateikiam viską ir daug ką nutylim. Tai taip, ir iš tikrųjų iškyla pagrindinis klausimas, vat, kaip ir Jurgita minėjo, kodėl mums šitas produktas patinka, jis yra nerealus, o yra žmonių, kurie sako, Monatas šūdas, Monatas man sugadino plaukus, Monatas neveikia, ir jūs čia sekta, durnelės. Ir ko yra priežastis, mes su Jurgita iš tikrųjų labai galvojam, kaip čia visą tą išnešti, visą tą tiesą nepatogią, jinai yra nepatogi ir galbūt net nelabai malonu kalbėti, bet mes turime apie tai kalbėti, nes šis brandas Lietuvoje, Jurgita, primink, kiek metų jau yra? Manau, 5 metai. Tai tikrai. 5 metai, ar ne? Ir mes tikrai tai žinome iš kompanijos istorijos esamos Lietuvoje, kodėl šis toks nuostabus brandas yra sugadintas jo vardas. Kodėl? Todėl, kad mes iš tikrųjų analizavom, diskutavom ne tik vien mes su Jurgita ir su senbuvėm merginom, kurios galbūt dirba daug ilgiau šioje kompanijoje. Todėl, kad kompanija duoda labai didelės galimybės, ar ne? Galimybę užsidirbti, galimybę keliauti, bendruomenę. Ir ką daro prisijungęs į kompaniją žmogus, kuris nori tik, kaip sakant, pačios viršūnėlės, ne, pačio to deserto. Jis nori greitai užsidirbti, greitų pajamų, jis nori greit pasiekti rezultato ir gauti vertinimų, jis nori kelionės. Ir ką jisai padaro? Jisai tiesiog tą produktą pardavinėja, turgaus lygmenio, aš taip išsireikšiu, gal kažkam ir labai nepatiks, jis tą produktą ant tiek sumažina, pardavinėja turgaus lygmenio. Parduoti, kad tik parduoti, kad aš tik uždirbčiau. Kaip sakant, nagai į save. Ir kas atsitinka? Klientui yra parenkamos netinkamos priemonės. Klientas yra paliekamas, jis įsigyja produktą ir jis yra paliekamas, kur nebevedamas tolesniai konsultacijai. Juk čia yra lygiai tas pats, kas mes pradėtume eiti sportuoti, ar ne? Ir dabar aš ateinu vieną kartą pas trenerį, man ten treneris kažką papasakoja ir maždaug tu daryk pati viena. Taip nevyksta, ar ne? Mums tiek pas gydytoją, tiek pas masažistą, bet kur mes einam, mums reikia to tęstinumo. Ir aišku, mes čia dabar kalbam apie dalykus iš, sakykime, ar ne, iš sponsoriaus pusės, iš žmogaus, kuris pasijungia į šitą kompaniją. Čia nesvarbu, čia ne tik apie mūsų kompaniją, čia ir daug kur taip vyksta, iš tikrųjų. Ne tik ir tinklinė marketinge, daug kur versluose vyksta, kada žmogus tai daro ne iš širdies ir be atsakomybės ir be profesionalumo. Ir aišku, čia labai daug norėčiau apie ką kalbėti, čia yra tokia gili, skaudi tema iš tikrųjų, nes mes girdim labai negražių atgarsių, ar ne? Mane Monata apgavo, mane vertė investuoti pinigus, man nepadėjo, mane paliko, manęs nevedė, aš galbūt ir norėjau dirbti, bet manęs neveda. Ir niekas apie tai nekalba. Visi nori viską įvynioti gražų popieriuką, ar ne, kad čia yra viskas gerai. Taip, yra daug gerų dalykų, yra daug nuostabių moterų, bet yra galbūt mažiau drąsių, kurios nebijotų apie tai kalbėti. Aišku, aš jau čia gal užsivedžiau ir Jurgita, jeigu ką, tu mane stabdyk arba papildyk. Aišku, mes nenorim nuvertinti vien tik žmonių, kurie prisijungia į kompaniją ir, sakykime, per savo neatsakomybę šį brandą numenkino. Yra ir kita medalio pusė, ar ne? Mes negalim kaltinti vieną. Yra ir klientų, kurie tingi skirti savo laiko. Jie tikrai nusiperka produktus, žino, kad jis veikia, bet nedaro taip, kaip jiems yra rekomenduojama.
Yra tokių kuriozinių situacijų, gal vėliau su Jurgita papasakosiu, nu, kur tikrai atrodo protu nesuvokiama, kai tu žmogų konsultuoji, tu jam duodi patarimus, duodi visą informaciją, kaip naudotis tais produktais, nes produktas yra tikrai neeilinis ir jo yra visiškai kitoks naudojimosi būdas, negu, sakykime, įprasti parduotuvių produktai, ar ne. Nu ir žmogus tikrai daro nesąmonės, jis nesilaiko tų rekomendacijų ir po to atgalinis ryšys būna, nu, produktai neveikia, man nepadėjo, nors akivaizdžiai matosi rezultatas, akivaizdžiai. Tai nežinau, Jurgita, gal tau dar kyla kažkokių klausimų, kol nes aš sakau, galiu kalbėti. Aš noriu tai pasakyti, kad mes esam tos, kurios dievinam, mylim šį produktą. Ir jo veikimas yra ypatingas. Kodėl? Nes šis brandas turi kitokį veikimą produkto, kitokį veikimą mūsų plaukams. Ir tai yra plaukų sveikata. Sveikatinimas. Reikia nepamiršti, kad tai yra kurti produktai augalų pagrindu. Mes turėsim dar ne vieną temą apie tai ir mes parodysim, kaip viskas veikia ir ko tikėtis. Ir būtent dėl to, vat ką tu paminėjai, tie, kurie atėjo dirbti, tie, kurie neturi supratimo apie grožį, apie sveikatą, nenori investuoti žinių, nenori domėtis, vat būtent čia ir padėjo tą supuvusią plytą. Vadinkim taip. Pamate, kuris neleidžia pajusti, koks stiprus ir pilnas gėrio šis produktas. Aš esu ne kartą gavusi tokį atsiliepimą ir sako, Jurgita, į tave pažiūrėjus, tai atrodo, kad tas produktas yra auksinis, aukso vertės, bet aš sakau, taip ir yra, jis yra aukso vertės, jis duoda tokius pokyčius, bet sako, aš nepajutau, man kaip tik blogai pasidarė, sakau, o kas jūs konsultavo? Ar jūs turėjote konsultantą, kuris jūs tikrai konsultavo ir vedė? Ir pakalbėkime apie kuriozinės situacijas. Pirmiausia, noriu pasidalinti būtent savo istoriją. Jurgita, labai trumpai pasidalinkim savo istoriją. Aš turėjau, žinoma, į kompaniją prisijungiau dėl to, nes aš norėjau kurti verslą. Bet tuo pačiu mano prioritetas buvo plaukai. Plaukų sveikatinimas ir problema, kurią aš turėjau tuo metu, tai galvos odos problema. Tai pleiskanos atsirandančios, išnykstančios ir nesuprasi, kas vyksta. Ir aš žinojau, kad man tikrai reikia prižiūrėti galvos odą, ją rūpintis. Ir kai aš pradėjau tai daryti, šioje vietoje labai dažnai moterys sako, ne, aš neturiu laiko. Aš negaliu tiek skirti laiko 5 minutės išlaikyti kaukę. Okay? Tu neturi, kažkas kitas turi. Aš turėjau kantrybės beveik metus laiko išsivalyti savo galvą. Pusę metų iš mano galvos odos ėjo tiek daug šiukšlyno, kad aš buvau pati šokiruota, kad ten taip viskas užsikimšė. Bet aš žinojau, ką daro produktas ir aš žinojau, koks yra mano tikslas. Sveikatinti, išsivalyti, sustiprinti, atstatyti savo plaukus. Tai va tokia istorija, kuri man nebuvo gaila laiko. Man nebuvo gaila, tai buvo mano pavyzdys, tai buvo mano istorija, tai buvo mano rūpestis ir meilė savimi ir savo plaukais. Ir šią akimirką aš esu be galo laiminga, džiaugsminga, nes tai yra mano rezultatas. Ir aš esu pavyzdys, tik tai per save galiu vesti savo klientus konsultuodama. O man, Jurgita, buvo liūdniau. Aš neturėjau iš ko rinktis, nes man buvo plaukai nudeginti. Ir taip nudeginti, kad aš jau galvojau apie trumpą šukuoseną. Ir tikrai aš dar kankinausi pusę metų tos savo plaukus, gal net ne pusę metų. Aš tuos bijojau šukuoti, nes man buvo pasakyta, nešukuok, nečiupinėk, nedžiavink. Tai aš visus tos negyvus plaukus susirišusi kodelį nešiau, nes tikrai, jeigu pažiūrėt metus, pas mane ten ir storiuose visur yra surišti plaukai. Ir aš tai visai netyčia papuoliau į tą kompaniją. Tiesiog iš neturėjimo ką veikti. Tiesiog scrollindama dėl bendruomenės, dėl užsiėmimo laisvo laiku, nes tokį skelbimą pamačiau. Ir aš dar, nežinau, aš iš tikrųjų dalinausi, kad aš taip pat turėjusi verslą tradicinį, ar ne, ir atvažiavusi čia į užsienį, teko uždaryti tą verslą, ir man vis sukosi mintis, ką aš veiksiu grįžusi atgal į Lietuvą, nes mano išvažiavimas yra laikinas, aš turėsiu grįžti ir ką aš turėsiu ten veikti. Ir aš pradėjau savo kurti, kad aš noriu išleisti asmeninį brandą, bet nežinau ką, ar tai būtų kvepalai, ar tai būtų plaukam priemonės, ir aš pradėjau galvoti logiškai, aišku, aš domėjausi, kreipiausi ir į įmonės, kur visą tą daro. Tai yra vienas dalykas, tai yra milžiniškos investicijos, milžiniškos. Antra, aš galvoju, kur aš dabar
aš čia kažkokia mergelė, nežinoma, nu, Lietuvoje, dabar aš susikuriu tą produktą, man jį reikės visų pirma pratestuoti. Nu, kas manim patikės, nu, čia logiškai mąstam. Ir tokia mintis buvo, galvoja, galėtų atsiras kokia kompanija su tokiu rimtu produktu, kur jau viskas yra padaryta, pratestuota, klinikiniai tyrimai, visa kita, ir jis toks, va, prabangus, va, toks. Nu ir ką, ir po 2 mėnesių ir aš, kai susidūriau su mergina, kuri mane, sakykime, pakvietė į šią kompaniją, aš jai užduodu klausimus, sakykime, kas man aktualu, man atitinka visus mano lūkesčius, ką aš norėjau kurti savo versle, kas liečia patį produktą. Ir aš galvoju, wow, nu negali būti, nu čia nesąmonė. Ir aš jas po kelis kartus perklausiu, aišku, po to aš jau pradėjau gilintis. Tada po kokių 2 mėnesių aš įsigijau startinę pakuotę, nes mano plaukai buvo kritinės būklės. Aš realiai neturėjau ko prarasti. Arba kerpu trumpai, arba kažką dar bandau eksperimentuoti. Ir žinokit, iš tikrųjų, mano tą plauką išgelbėjo nuo skutimo plikai. Čia, kad labai neįsiplėsti, bet sakau, ta istorija tokia buvo, kad aš dar susiradau čia Berlyne kirpėją, nu jau sakau, man kirpk trumpai, aš jau kirpu, nesako, Jurgita, nu, nefainiai bus, nu, paliekam kare ir kažkaip mes juos, tai va, mano ta kelionė prasidėjo nuo šito produkto ir kai aš dar pabandžiau veido produktų mėginukus esančius pakuotai, kur aš tikrai irgi taip pat dirbu grožio srity, esu baigusi ir kosmetologijos kursus, ir dabar visai nesenai ir vizažisto kursus, ir tikrai gilinuosi į tas sudėtis ir turiu jausmą, nu tikrai jaučiu, kada produktą užsitepi, nu jis tau arba neveikia, arba kažką padaro blogai. Šituos, kai aš pabandžiau, man buvo wow. Ir labiausiai ant paakių kremo, kur aš visą gyvenimą neradau savo tinkamo paakių kremo iš kosmetologijos. Ir man čia toks naudoju ir galvoju, wow. Ir tada aš supratau, kad aš šito produktų noriu dalintis šitą žinią su kitais. Tai atitinka mano lūkesčius, mano viską tai, apie ką aš galvojau savo būsimam verslui. Tai man čia net neliko klausimų. Aš ateinu, domiuosi, padedu ir važiuoju, ne, darau. Jurgita, va dabar matau tikrai nemažai akyčių, vis prisijungia, atsijungia, ačiū už komentarus, Labutės, Monika, Rita, Raimonda, Linutės 2 yra pas mus prisijungusios. Fainiai, ačiū. Noriu paklausti, va štai parašykite į komentarus, ar jūs turėjot problemą savo plaukuose, savo grožyje, ar radot konsultantą, kuris jums padėjo, kuris atitiko jūsų lūkesčius, ar tikrai pakonsultavo, ar išsprendėt savo problemą, trumpai brūkštelkit. Ir čia dabar, jau prieš užbaigiant, Jurgita, žinau, kad tu turi kelias kuriozinės situacijas, užbaigim linksma gaida, kai tavo konsultuojamos klientės tiesiog tavęs negirdėjo ir padarė visiškai kardinalius dalykus, man atrodo, aš tai net nesugalvočiau taip, nu, bet kartais gimsta visokių minčių. Jo, aš turėjau tokius 2 variantus, vieną su sunkesnė tokia klientė, kur apskritai supratau, kurie yra, nežinau, skeptikė ir nežinau net kaip pavadinti, bet kai žmogus nusiperka produktus ir jinai iš tikrųjų vietoj šampūną išsiplovė galvos šaknis su kondicionieriu ir vietoj kondicionieriaus užsitepė šampūną. Ir sako, wow, kaip gerai, koks rezultatas. Ir kai tu, kaip pasakyti, jei suteiki informaciją, ne, tu ne taip darai, nes, nu, čia yra toks, žinau, kad jeigu panaudos ilgiau, šitaip, nu, bus tikrai negerai. Nežinau, va čia tas įtikėjimas, gal, aš nežinau. Ir tu žmogui pradedi sakyti, kad, nu, ne, jį reikia naudoti kitaip. Tada jau, aišku, aš jau nebetikiu to žmogumi, ar jis iš tikrųjų naudos produktą teisingai ar ne. Tada jau prasideda, kad, oi, man kažkas nepatinka, kažkas ne taip. Ir tokių dar situacijų, kur ar ne, žinom, kad mūsų kompanijoje, pavyzdžiui, praktiškai visi buteliukai yra tamsiai mėlynos spalvos. Ir kai tu paklausi, nu, kurį tu ten naudoji, nes būna nusiperka kelias linijas, tai tamsiai mėlyna buteliuką, tamsiai mėlyna, kur realiai, nu, jie visi yra tamsiai mėlyna. Tai čia tokia viena situacija, o kita buvo su mano mylima drauge. Aš jai padovanojau irgi mėginukus, tai mes su ją tai juokiamės iš tos situacijos. Nu, jinai pabandė, wow, fainai, tu man gal užsakyk. Ir aš sakau, tu man parodyk mėginukus, kuriuos tu bandėjai. Nu, ir jinai man atsiunčia prausiklį. Su šito aš pasitepiau veido odą vakarui, o su paakių kremu, su šito aš pasitepiau dienai, kaip nerealiai man. Tai paakių kremas dienai, tai čia dar nėra blogai, nes jį galima retkarčiais kaip kaukę, bet prausiklį užsitepti nakčiai, tai aš ją ir jokiau sakau, tai tu džiaugis, nes jie yra labai stiprios vitaminizacijos. Tai tu džiaugis, kad tau neatsitiko kažkokio, nes, nu, kelis vakarus o jin dar sako, aš dar galvoju, nu, koks fainas, man taip sutraukia tą odą, taip pakelia.
Tai va, tai tų situacijų tokių ir, kaip pasakyti, ir juokingų. Ir ką mes to norim pasakyti, kad kartais klientas tikrai neišgirsta. Jisai negirdi, ką mes sakom, jis pasidaro savo nesąmonės ir jis sako, produktas blogas. Neveikia arba ten man sualergizavo. Nes realiai susigaudyti tarp produktų, tai irgi yra mokslas. Tai irgi yra mokslas. Dėl to mes skiriam savo laiką, mes skiriam savo žinias ir mes norim, kad mūsų klientai, ir mes siekiam, kad mūsų klientai nauji ir esami suprastų, kaip veikia produktas. Ir dabar tiek moteris prirašė komentarų, fainai, žodžiu, vat yra irgi tokių dalykų, kad sako, Raimonda rašo, mano klientės vyras išnaudojo kondicionierių vietoj dušo gelio, atėjo ir sako, užsakyk dar, žiauriai geras. Žodžiu, taip pat yra ir Monika rašo, kad manęs irgi niekas nekonsultavo, tiesiog susidėjau produktus, sakė, susidėt, nusipirkau ir viskas, ir lipau iš balos pati. Ieškojau per bendruomenės atsakymų, per klausimus, kaip naudoti, ką naudoti, vat irgi patirtis. Labai gerai, merginos, dalinkitės po komentarais, kad mes galėtumėm gal dar kažkokių temų ateityje pagvildenti. Labai atvirai, labai nuoširdžiai, be jokių išvedžiojimų, be jokių, kaip sakant, kaukių, drąsiai dalinamės, nes tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Nes... Pertrauksiu, dar viena mintis. Labai dažnai moterys, tikrai yra daug moterų, kurios gali leisti savo viską. Gali leisti viską ir jos tuomet sako, pasiima liniją, visą, daug produktų ir kai panaudoja, sako, nestebuklas, nieko aš čia nepamačiau. Niekos čia man ne per daug ir nesuveikė. Nu, gal plaukas minkštesnis, bet neypatingai, kad ten blizgėtų ar kažką. Tai štai šioje vietoje dar vienas dalykas. Reiškia, jei tu nepajutai pokyčio, vadinasi, bet tas pokytis ateis. Tai, kas veikia nuo šaknų ir plaukus, pačius kalbant apie plaukus, apie grožį, tam reikia laiko, nepamiršk. Ir apie tai mes dalinsimės ir kalbėsime konkrečiom situacijom, istorijom kitą savaitę. Bus įdomu ir naudinga. Būk kartu su mumis. Ačiū visoms, kurios komentavot, kurios rašėt, kurios palaikot, kurios esate kartu, esam širdingai dėkingos. Susitiksime kitą savaitėlę ir padiskutuosim ypatingą temą. Ačiū, Jurgita, tau labai. Ačiū tau, Jurgitėlė, ir ačiū tiems, kurie mūsų ir nepalaiko, ir kuriems mes nepatinkam. Dėkingos vis tiek. Labai, labai. Ačiū, Jurgita, iki.